Šiandieną dar vienas vlogas ir šiandien, jeigu matote čia, turime hipokritų džemperius. Yra atvažiavę visa komanda, šiandieną filmuojame naujo albumo pristatymus, klipus ir taip toliau. A, kas čia? O gal galima unboxinti kai ką? O gal galima unboxinti kai ką? Sugavo įsijungę, nes trečia būriai Išleido atsibunda, nakties padarai Tu taip gerai varai, judink kūną Viskas ko reik, pajus malonumą Žodžiu, dar šiandien kaip tik ryte važiavom paimti siuntą, nes gavau žinutę, kad žiūrovai atsiuntė, jūs, kažkas atsiuntė man siuntą. O, sveiki. Hello. Dekriu. Labas. Labas. Aš žalias Bet hipokritas. mes ir dviesi atvažiavom. Iš kur jūs? Kaip jūs atvažiavote? Mes Kur šiaip per teleportavomės. gražus merčas? Wow. Hipokritai, hipokritai. Tiesiog gavau žinutę iš merginos, tau atėjo siunta, važiuok pasimk ir aš tikiuosi, kad tau patiks. Ant dančio neimsi? Ant dančio, blemo, baisu imt. Pizdės, aš galvojau, neatsikelsiu šiandien. Tiksliau, visą naktį persikankinau su dantim, važiavau į Žalgirio kliniką, namie buvau 6 ryto, ant nakties prabudau nuo didžiulio danties skausmo. Norėjau atšaukti filmavimus, bet šitie dalykai brangiai kainavo, tai galvoju, pizdu. Kas? Matos, kad streamą žiūri. Gerai, ką čia turim? Dar džempų šiandien. fainė? Jo. Mano merginos pačios geriausios. Agnė, Neta, Karolina. What the fuck? Ai, tai žinau iš ko. Čia streamuose būdavo šitos merginos ir taip. Blema, viskas tau tinka, mano merginos pačias geriausias. Tai mano merginos pačias geriausias. Aš šitą džempą dabar netgi dėsiuos, kai einu miegot. Meat snack. O, mėsyčių, žino, kad man patinka. O čia man bus. Kokį įdomybį čia. Mėsytės, gerai. Tada braintentas. Kas bandys su manim? Aš. Ir davai padarom tokį, kad reakcijos jokios negalim daryti. Davai, davai, Dima. Turim nesusiraukti visi. Gerai, 3, 2, 1. Jis saldus. Jis aštrus. Jis aštrus. Jis aštrus. Jis labai aštrus. Pas man neaštrus. Pas mane irgi aštrus. Aš nepakenčiu. Aš per daug aštrų maistą valgau, aš nebejaučiu aštrumo, man atrodo. Man labai rūgštus. Pas mane labai aštru. Pas mane labai rūgštu. Pas mane mėtos labai jaučiu. O pas mane. Rūgštu? Įdaras geras. That what you said? Jis išeina naujas albumas, pagaliau, tiek šnekėta, tiek kalbėta. Pagaliau, jie. Pusę metų. Jo, pusę metų. Jo. Bet labai gražus albumas, aš Patiko tau, ne? klausiau. Nice, labai malonu. Einam, pala, reikia dar mašiną ištraukti. Nu, ten rūbinė. Pas mane Su yra drabužiais. rūbų. Jie sako, nusipirksi naują mašiną, čia nebebus tokių čia šiukšlynų toj mašinų. Tai nėra šiukšlynų, čia tiesiog darbinė mano mašina. Šita tau darbinė mašina? Taip, pirkau darbas. Akis kviečia vienas kitą gerti Nejauki tyla Svaigina, bet nenorime sudegti Edgo žvengas koks? Jo. Tai natūraliausias buvo. Bai. Net žmonės. Papai klaipys! Noriu papų! Kaipgi mane erzina žmonės ima teisintis, ogi mane darbą retai gersiu, tai atleis mane, kaip taisyklės paisyti, o dar jas įgarsinti, girdi šmikį, bet trukdyti, smegenėlės leisinti. Kaip iš bazuko subas kala buvo sabytas guldo tau Panaudosiu ritmą tu, man dovanosi mūdą Kitas kursus keidės, mūsas pykdys mūsų Hollywoodą Auksinės vizijos paslaugos, galim filmuoti muzikinius klipus, galim filmuoti bet ką visiškai, kas tik jum aktualu, galite susisiekti auksinėvizija.lt. Garsiau biški. Bye, buvo gerai, bet man patinka, ką tu darai. Nu, žodžiu, kažkas tokio. Bet geras buvo, jo? Sakau garsiau ir po to jis užsėmi kelnes. Ką, dabar turime trečiąjį klipuką mūsų dainos, tai yra Akis kviečia. Ir sugalvojom, kad čia bus kaip žaidimas, kur, žodžiu, aš pamatau žibintuvėlį padėtą ant žemės ir aš einu POV ir bam, naktiniai padarai, tai yra Dimonas, Edgaras ir aš. Ir tai padarysim, kad tipo, yra žmogus, kuris vaikšto, bet iš tikrųjų mes su Edgaru sufilmuosim viską.
taip yra dirbama, kai nėra Skemas. operatorių. Skemas, ne? Kai esi operatorius, tech guy, dainuotojas, scenarius rašytojai, čia viskas. Valytojas. Viskas viename. Vairuotojas. O šitą mūsų čia niekad nebuvo, net kūnas į kūną, net trynės nebuvom gyvūnais, net sielom nebuvom, besėliai bastūnai kažkur pasimetę tarp blokų žirmūnų. Teka, man kraujas dega ir krūtinėm teka, buvo va. Teka, tai vienam teka krūtinė tranko maldas. Gera, tuštėja taro, laimingi daro klaidas. Tai meditacija, po šitos eis reabilitacija. Nu kon, antrą dieną, kaip mes esam studijo. Na, o šiandieną laukia mūsų dar 2 filmavimai. O, daina. Kon jūs, treperė. Ir dabar mes turime nuo pat ryto dar vieną filmavimą. Tai yra, kad mes dėsim hidrą. Toj parodysiu, ką tai reiškia. Žodžiu, tokį aparatą, kuris kabinsis ant mano mašinos. Vakar va čia konstravom, sudėjom šiek tiek. Tai šitą aparatą dėsim ant kapoto. Ir padarysim tokį kadrą, kaip per filmus rodo. Žiauriai turėtų būti kietai, nes apims visą mašiną ir mes toj mašinai važiuojam ir tada pristatom dainą Meilės kvailys. Va čia yra instrukcija ir tu supras, kaip tu nori. Bet Jau čia kažkas valė, jau subraižė mano kapotą. Blet. Čia gal kai vakar? Nu tai vakar, jo. Ko valyt tada, jeigu ne popierium? Popierium negalima valyti. O kas vakar tavo kapotą Aš valė? popierium valiu. O kam čia valiai? Nu, reikėjo šitą uždėti. Nu, galvojom, kad uždėsim šitą. Nu, ką padarysi? Nu tai dabar... Aik, subraižyta. Bet nesimatė naktį. No shit. Pizda, blet. Eik, tu, na. Bet čia tipo easy. What the fuck? Nu tai kainuoja. Nu, kitus klipus su tavo mašina darysim. Nežinau, aš dabar susinervinęs. Dabar šiek tiek piktas esu. Gal kartais tu durna, ir kartais aš kvailys, ir man visai nerūpi, kad ir ką jie pasakys. Šiam pasauliui, baby, mūsų nieks nesustabdys. Ko vardu mūsų demonai, jie tokie apgailėtini. Tai va, susidūrėm su problema. Problema yra ta, kad dienos metu mes bandėm filmuoti su ta hidra ant automobilio, važinėjom po miestą ir gavosi tokie kadrai. Gal kartais tu durna, gal kartais aš kvailys, bet baby šiam pasauliui mūsų nieks nesustabdys. Nėra labai blogai, bet aš žiūriu ir aš esu nepatenkintas jais, nepatinka, nes mes gerai ganėtinai nesimatom, neina apšviesti automobilio, reikėtų naudoti reflektorius ir taip toliau, kas yra vėl užsiknisimas ir mes pagalvojom, kad geriausia galbūt būtų palaukti vakaro ir nusifilmuoti vakare, kai galėsim apsišviesti automobilį gerai ir pasivažinėsim po tą miestą. Darbavomės prie kitų filmavimų ir galiausiai taip atsitiko, kad pradėjo lauke lyti. Ir dabar rodo, kad už valandos dar ir snigt pradės. Pavasarį va tokį turim. Ir dažnai mano darbe ir videografai dažnai susiduriam, kad reikia suktis kažkaip iš padėties ir dažnai susiduriam, kad reikia suktis su kūryba. Kadangi neįsivaizduoju, kaip dabar apsaugot lauke kamerą, neturiu tokių prietaisų, bandysim gaminti iš to, ką turim. Ant stalo dabar pasiėmiau lempą, tiesiog radau, buvau nupirkęs kažkada lemputę, kuris susistato vat iš tokių medinukų. Bandysiu aš juos apklijuoti savo body, tada kažkokiu būdu bandysim dėti neperšlampamą šitą medžiagą ir tada taip sukonstruosiu, kad galėčiau dėti ant ronimo. Kažkaip bandysim išgimdyti, kad pavyktų mums nusifilmuoti. Ir nesvarbu, kad ir kaip čia dabar atrodys, jeigu padarys rezultatą, dinasi gerai. Yra subildintas dabar va toks daiktas. Waterproof, jo. Žodžiu, prisiegiau aš čia kažkokiu būdu stabilizatoriaus pleitą. Ir šiaip, tipo, yra dalykas, kad šitas šūdas, jis yra per ilgas dabar, automatiškai. Bandom konstruoti ant mašinos ir pažiūrėti. Ar labai lyja? Užpatentuosim. Baby, bye bye, buvo gerai, bet ir pati tu viską žinai. Kol esi šalia, sustojo laikas. Baby, bye bye, jie atvirai, man tai patinka, kad tu darai. Ir
Ką jūs galvojat, grįžom ką tik. Fucking pavyko! Pavyko savo. Čia kažkas bus. Dalinsimės tuo. Nesidalinsim. Tu tą, kad planavom, dalinsimės šito kaip klipu. Nes labai gražiai gavos. Čia visai neplanuotai, nes galvojom iš pradžių dieną daryti, kaip ir sakiau, tada naktį, lietus, o tai sukūrė belę kaip gražų vaizdą. Ir ačiū Dievui pavyko sukonstruoti kažkokį būdu tą rigą ir apsaugom kamerą nuo vandens. Tiek stabilizatorių, tiek viską. Tai žodžiu, pasižiūrėkit trumpai ištraukėlę, kaip ten gavosi mums. Gal kartais tu durna, ir kartais aš kvailys, ir man visai nerūpi, kad ir ką jie pasakys. Šiam pasauly, baby, mūsų nieks nesustabdys. Na kągi, praėjo dar keletą valandėlių. Šiuo metu mes turime beveik 12 valandą ir užbaigėm visiškai visus filmavimus. 2 dienas pilnas filmavimų. Hebra jau išvarė, ofise dabar yra bele kokia betvarkė, bele koks bardakas ir neįsivaizduoju. Ir dabar reikės viską sutvarkyti, įrangą sunešti, išvalyti grindis, išsiurbti viską ir išplauti, nes bele kiek, kai tiek žmonių pritripė. Eik tu sau. Susimatysime. Ačiū labai, nebeturiu jėgų, viskas. Ate, susimatysim kitame vloge. Čia.